Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Sveiki, mėly TV3 žiūrovai, su jumis sveikinasi Namų idėjos su IKEA ir aš šiandien kartu su puikia, profesionalia IKEA dizainerė Birutė. Labas. Labas, Leo. Šiandien yra virtuvė. Taip. O virtuvėje ne tik tais gaminamas maistas, verda sriubos, bet ir verda pokalbiai, kvepia prieskoniais, bet ir kvepia prisiminimais. Iš vis, tai yra vieta, kur šeima tampa vieninga. Va taip, vieningai jie... Oi, kaip skanu. Nu, iš tikrųjų, virtuvė tai yra labai svarbus bendravimo centras, taip? Tikrai taip. Į tokią virtuvę mes šiandieną ir važiuojame. Joje susitinka net 3 kartos. Oho. 3, 2, 1. Važiuojam. 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 Klaipėdoje mūsų laukia močiutė Adelė, mama Reda ir dukra Gintarė. Susipažinkime su žaviomis 3 kartų moterimis. Mes atvažiavome su Birutė sužinoti, kaip jums sekas gyventi čia, šiuose namuose, kuriuose dar yra vietų, kur trūksta kažko. Kiek laiko jau gyvenat? Aš gyvenau atskirai, Taip. bet pardaviau butą ir grįžau pas mamytę. Kodėl grįžot? Todėl, kad aš taip noriu. Kad linksmiau būtų? Taip, kad man Reikia linksmiau pagalbos būtų ir Močiutei. pagalbos. Ir aš pati dar persirgus onkologinę ligą. Tai va, mudvi džiaugiamės gyvenimu ir viena kita. Palaukit, Adelė, jūs džiaugiatės gyvenimu? Žinoma. Ane? Smagu, kad dukra gyvena kartu? Gerai. Gerai. Ką veikiat kartu? Nu ką veikiam? Geriam kavutę, arbatą. Ten, vat, kur mes užeisim netrukus, ane? Nu taip. Smagiai geriasi, ne iki galo. Yra kaip yra. Tai 30 metų supratau, Adelė, čia jūsų namai. 30? Taip. O atrodo kaip vakar atrestauruota, atremontuota ir veik nieko netrūksta. Aišku, mes esam svetainėje. Laukiam, nesulaukiam ir aš irgi laukiu, nesulaukiam, nes pagrindinė erdvė yra virtuvė jūsų. Taip. Reikėtų apžiūrėti kampus, apmatuoti, apskaičiuoti, įvertinti, kur kas gali būti pagal jūsų pageidavimus. Gal keliaukime tenai? Einam išsiaiškinti, ko jums ten reikia ir ko trūksta. Išsiaiškinkime visus moterų poreikius, kad kavageriai taptų daug mielesni. Kadangi tu esi iniciatorė viso šito atvykimo ir pakeitimo virtuvėje, pasakok, kaip tu nujauti, nes tavo mamos ir močiutė jos kuklios. Tai drąsiai, nesikuklindama, papasakok, ką tu įsivaizduoji, ko jums reikia. Tai aš įsivaizduoju, kad vis tiek, kaip matot, virtuvė mažytė labai, tai mes įsivaizduojam, kad norėtumėm kažkokių daugiau spintelių, nes nėra tiesiog kur daiktų dėti, nėra kur juos pasidėti, paslėpti ir vis tiek ateina kažkas, nesinori, kad tie daiktai būtų visur išmėtyti. Ir aišku, norėtumėm turėti bent vieną laisvą kažkokią dalį ar stalviršį, kur galėtų gaminti maistą, nes vis tiek, jeigu negali net atsistojęs normaliai ištiesti rankų, tai nėra patogu. Tai sakyčiau, čia vieni iš dalykų, kurių reikėtų. Bet šioje virtuvėje pagrindė karaliauja mama ir močiutė, taip? Taip. Tu esi svečias. Taip, aš svečias. Aš atvykstu, kad man pagamintų ką nors. Taip. Visi vaikai atvažiuoja pas Taip. mamas to. Taip. Ar yra dalykai, kurių labai reikia šioje virtuvėje? Aš jau girdėjau, kad trūksta vietos pasidėjimui, trūksta vietos ant stalviršio, bet galbūt yra kažkokių specifinių poreikių, kalbant apie buitinę techniką, kalbant apie stalą galbūt, apie tokius dalykus. Taip, tai faktas, kad reikia dujinės viryklės, kur gaminti maistą. Ir aišku, močiutei tai labai svarbu yra mikrobangė, nes, pavyzdžiui, kai mama kažkur išeina, tai močiutei labai gerai yra pasišildyti maistą, kad jai, pavyzdžiui, nereikėtų pačiai gamintis. Ir, faktas, šitas stalas yra gana didelis, čia maža erdvė, tai galbūt kažkaip faina, kad, jisai būtų ar mažesnis, ar nežinau, ar kažkaip tiesiog įsiinkorporuotų į tą visą mažą erdvę. Dar mažesnis negu šitas? Nežinau, ar mažesnis, bet gal neapvalus, ar kažkoks, Leo, stalas gali būti mažesnis, bet gali padidėti, kai tai reikia. Pakalbėkime apie spalvas.
Ar mama turi kažkokių mėgstamų spalvų, ar yra ko labai norėtų, nes matau, kad namai tikrai labai šviesus, labai neutralūs. Ką galvojate apie kažkokius spalvinius sprendimus? Mama ir močiutė. Mama ir močiutė, taip. Tai, aišku, mama vis tiek šeimininkavo daugiausiai virtuvėje, bet, nežinau, aišku, mes nenorim kažko labai spalvoto, tikriausiai, nes, kaip matot, niekas čia nėra labai spalvoto. Kaip, aš matau auksinių detalių, tokių marmuro. Čia jo, bet vis tiek, matot, nėra ryškių spalvų. Tai taip. Tai ar nori to, kas žino, galbūt gal laikas? Ne, galbūt mes norėtumėm kažko irgi netokio išsiryškinančio galbūt, kad tiesiog viskas dėrėtų būtent su sienom ir panašiai. Gintarė, ar yra dalykų, kurių tikrai nenorėtumėt virtuvėje? Net nežinau, iš tikrųjų, gal nenorėtumėm, kad būtų tokia labai apkrauta virtuvė. Nes mes ir mėgstam, kad kažkaip mažiau būtų tų baldų, kad būtų labiau erdvu, kad būtų vietos apsisukti, nes dažnai, žinot, kai būna labai daug baldų ir prikrauta, tai tiesiog nėra net kur pajudėti ir ypač kai daugiau žmonių, tai... Pagrindinis akcentas ne apie spalvas ar stilių, bet svarbiausia, kad vietas būtų, ne? Taip. Mėgstat šokti? Taip, visam bute tiesiog. Ir ant stalo. Tai tvirtą stalą turėtų. Užduotis labai aiški. Tvirtas stalas, patogi virtuvė, vietos pasidėjimui, vietos stalviršio, kad būtų pakankamai daug. Ir neryškios spalvos. Taip, teisingai. Tai daugiau negu aišku. Mes važiuojam ir toliau dirbam. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams. Birutė jau keliauja į IKEA prekybos vietą Klaipėdoje, kur jos laukia kolegė Ema. Pradedame darbus. Labas, Ema. Labas. Aš ką tik grįžau iš savo nuostabios šeimos, iš ypatingai mažo butelio, kuriame turiu suplanuoti virtuvę. Ten gyvena dvi moteris, mama ir močiutė, o jų dukra užpildė anketą ir pakvietė mus. Ir kaip ta virtuvė? Oi, virtuvė ypatingai maža. Joje nieko praktiškai nėra, daiktų pasidėti jie neturi kur. Virtuvė labai, pavadinkim taip, nugyventa ir ten trūksta vietos daiktam, ten trūksta jaukumo, ten trūksta tiesiog grožio. Tai man reikia ypatingai kompaktiškos virtuvės, man reikia ten būtinai nešti šilumos. Reikia eiti ir pradėti ieškoti, ką čia mes galime ten padaryti. O sakyk, kokios buitinės technikos mes ten turėtume ieškoti? Daug reikia sutalpinti jos? Privaloma ten yra turėti tikrai mikrobanginę, nes šildosi maistą, nes mama pagamino, o močiutė jį pasišildo. Turi būti standartiškai kaitlentė, orkaitė, žinoma šaldytuvas. Didžiulis yra pliusas tai, kad jos ten gyvena tik dviese ir niekada nieko nekaupia, tad to daiktų pasidėjimo reikia, bet reikia visko labai tokio kompaktiško. Tai sprendimai irgi turėtų būti tokie. Tai gal einam pasivaikščioti po ekspoziciją, pažiūrėti, ką galėtume pritaikyti? Einam, paieškokim, kažką turėtumėm rasti. Jau IKEAjoje tai tikrai galima rasti sprendimų net ir mažiausiams erdvėms. Ir štai radome. Kai tu kalbėjai apie mažą virtuvę, kurioje turim sutalpinti daug, man iš karto kilo mintis apie šią virtuvę. Čia yra tik 1,63 m ir mes turim beveik visko, ko reikia. Tai ką tu manai? Šiaip labai geras sprendimas. Ir čia yra tik 1,63 m. Pas mane yra šiek tiek daugiau negu 2 metrai. Tai aš dar talpinčiau daugiau. Ir iš ties čia yra geras sprendimas, nes mes turime sumažintą kaitlentę, mes turime čia ir sumažintą šaldytuvą. Ir man puikiai tiks mano dviem nuostabiom moterytėm. Ir kriauklė man patinka, bet aš manau, kad reikėtų didesnės ir galėtų būti didesnė. Aš tik, galvoju, kad man didžiausias toks klausimas yra iš ties, ką man daryti su tą mikrobanginę ir orkaitę.
nes abiejų jų aš čia tikrai niekaip nesutalpinsiu. O ką tu manai, jeigu mes panaudotume IKEOS turimo konvekcinę krosnelę? Tiksliai. Ji yra mažesnio dydžio kaip mikrobangų krosnelė, bet turi abi Taip. funkcijos. Taip, tiksliai, aš tikrai galiu ją panaudoti. Tai puikiai, man tada viskas puikiai susidėlioja. Reikia tik tinkamai parinkti spalvas, kad atsirastų ten daugiau saulės ir šilumos ir jaukumo. Žinai, mes kompaktiškai susidėliojom virtuvę, bet kompaktiškai virtuvėje man reikia labai tokių kompaktiškų daiktų pasidėjimo sprendinių. Tiek spintelėse, tiek tose pačiose šaldytuve aš tikrai norėčiau surasti sprendimą, kur tuos pačius indus būtų galima naudoti skirtingom funkcijom ir skirtingom paskirtim. Einam pasižiūrėti maisto laikymo sprendimu, nes visose minimaliuose virtuvėse reikia viską suplanuoti iki milimetrų. Gerai, einam. Ema, žinai, aš galvoju panaudoti šitos indelius, nes pameni kalbėjau apie tai, jog daug gamina ir maisto lieka, tai galėtų panaudoti tuos indukus skirtingom funkcijom, nes jiegi tinka ir į šaldytuvą, ir į mikrobanginę, o iš ties, jeigu paimčiau ir stiklinius, juose galėtų ir kepti orkaitį. Ir to pačioj Ar konvekcijai. šildyti. Taip, ir dar skirtingo dydžio, ir skirtingų dangtelio. Aš manau, kad tai būtų labai geras sprendimas. Nu, ypač tuo atveju, kad mama pagamina močiutei ir turi laikytą maistą kažkur sudėtą, tai būtų labai faina, kad jos panaudotų indelius ir tuose pačiuose indeliuose po to galėtų ir pasišildyti. Taip, iš ties taip, aš pati labai daug naudoju jos. Naudoji? Taip. Liuks. Kurie tavo mėgstamiausi? Mano mėgstamiausi stikliniai. Mano metalinis. Lengvas, patogus ir gali naudoti tiek šaldytuvę, tiek orkaitį, tiek mikrobanginį. Dizaineriams dar liko sukomplektuoti mažai patalpai tinkamą indaują, taip pat parinkti fasadų spalvas, tekstilės elementus bei apšvietimą. Kimbame į darbus. Leo! Ir štai atėjo laikas Leonardo verdiktui. Birutė, meistrė. Nu, ko nustebinsi? Pažiūrėk. Tugi profesionaliai, ašgi žinau, visą laiką yra gerai. Wow! Žinok, ledas. Patinka? Ai, labai, 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 labai. Nu, sakyčiau, prabangiai. Wow, tikrai. Ir ai, koks mažiukas, jisai sudėdamas. Taip. O ne? Fantastika. 100% fantastika, sakau, kad jie pasakys dar daugiau gražių žodžių ir kviečiam šeimą. Labai. Kviečiam. Labai, labai, labai kviečiam. O, Močiutė Adelė. wow. Koks grožis, mamytė, žiūrėk, kaip gražu, kaip gražu. Ką tik, mamytė, man pažiūrėk, žiūrėk, kaip gražu. Kaip gražu, labai, labai. Labai jaukiai atrodo. Daug jaukiau tikrai negu buvo. Ir kolygiai, bet nieko nebuvo. Ką jūs tokia mums grožį suteikėt, ačiū labai. Birutė, jūs čia? Taip. Meistrė, vakam plojimai. Ne. Vakam. Jai ir jos komandai. Puoselėjot mūsų virtuvę tokią gražią, Taip. tokią gražią, nu. Reda, kad susigaudyt. Laimės ašarus. Ačiū. Tiesiog labai labai ačiū. Iš tikrųjų, kaip miela. Adelė,
Jūs šokę esate, ne? Mačiute, neverk. Labai gražu, labai. O dabar prisėskit. Aš jums papasakosiu ir parodysiu, ką čia turėsit ir ką čia padarėm. Na, tai sveikos atvykusios į savo naująją virtuvę ir noriu jums apie ją papasakoti. Tai pirmiausia apie jūsų stalą, kuris atrodo mažas, bet jis padidėja. Jį galima padidinti net iki 6 sėdimų vietų ir neapsigaukit, kad turite tik 3 kėdes. Už užuolaidų slepiasi dar papildomas kėdės, kurias pasiimsite, kai jums jų prireiks. Dabar apie pačią virtuvę. Tai virtuvėje rasite absoliučiai visus prietaisus, tai ko jums reikia ir gal labiausiai kyla klausimas, tai kur tas šaldytuvas? Man iškart kilo šitas klausimas, kai atėjau. Kadangi jūsų gyvena čia nedaug ir jūs nesate tie žmonės, kurie prisiperka daug produktų, tai jūsų šaldytuvas apsigyveno po stalviršio ir jis dabar yra mažutis. Jis turi ir šaldymo kamerą, jis turi visas lentynėlės, viską, ko jums reikia ir jūs ten tikrai tilpsite. Tuomet jūsų mikrobanginė ir orkaitė pakeitė daug patogesnis ir daug kompaktiškesnis prietaisas, tai yra indukcinė orkaitė, kuri yra ir orkaitė, ir kartu mikrobanginė. Tai galėsite ją naudoti taip, kaip jums tuo metu reikės. Tam, kad daugiau vietos atsirastų ant stalviršio, jums įmontavome ir parinkome 2 skylučių dujinę kaitlentę, tuo tarpu atsirado jums daug daugiau vietos maisto gaminimui. Lygiai taip pat ir kriauklė yra įmontuota daug patogesnėje vietoje, kad būtų jums dar daugiau erdvės ir vietos. Na, o pasidėjimo jums čia dabar yra tiesiog apstu. Jūs turite ir stalčius, ir spintelės, ir pakabinamas spinteles. O kadangi dar turėjome ir vietos koridoriuje, tai ten atsirado ir indauja, į kurią irgi galėsite susidėti visus savo reikiamus daiktus ir prietaisus. Tai indaujoje jūs galėsite keisti lentynų aukščius. Jeigu jums atsiras vėliau poreikis pasikeisti į didesnės dureles, o turėti ne tik stalčius ir dureles, jūs tą irgi galėsite pasidaryti. Virtuvėje irgi viskas yra sumontuota taip, kad jums būtų patogu joje dirbti. Galbūt atrodo keista, jog spintelės iki pat viršaus ir kaip jas pasiekti, bet tam yra laipteliai, kurių pagalba jūs irgi pasidėję laiptelius pasieksite netgi tuos daiktus, kurie yra pačiame viršuje. Na ir žinoma, apatinėse lentynose laikysite tai, ką naudojate kasdien, na, aukščiau pasidėsite tai, ką naudojate rečiau. O aš nuo savęs norėčiau pridėti, toks keistas jausmas aplankė, pasirodo 300 km nuo čia, Vilniuje, gimiau aš, blokinis namas, lygiai tokio pat dydžio virtuvė, tas pats koridorius, čia buvo durys stiklinės, o čia buvo per visą sieną, iki pat lubų buvo spintos, žinot, deficitų laikai. Ir kuo daugiau reikia daiktams. Taip. Kitokie laikai. Dabar elegancija, minimalizmas, tiek, kiek reikia. Ir ne daugiau. Kad daugiau būtų erdvės, o ne daiktų. Tai vat. Taip. Mums irgi labai patinka erdvė. Labai gražu. Labai džiaugiamės. Ačiū. Tikiuosi, kad jums bus patogu ir jauku. Manau, Tai tikrai žinoma, taip. Aišku, kad gražu. Dienos metu mes pristatėme jums virtuvę, dar ne vakaras. Jo, bet net dienos metu jaukumo suteikė šitą lempą. O koks iš tikrųjų apšvietimas vakarais šitoje virtuvėlėje? Apšvietimą, žinoma, tai yra papildomai apšviestas stalviršis, jūs galėsite įsijungti visas lemputes su nuotoliniu mygtuku, tai jis yra primontuotas šiuo metu prie gartraukio, bet jį galėsite pasidėti ten, kur jums yra patogu. Lygiai taip pat yra įmontuotas apšvietimas ir jūsų indauja, kuri irgi yra reguliuojama tiek tiesiog su mygtuko paspaudimu arba su nuotoliniu pulteliu. Matote, kad virtuvėje yra daug įrėmintų paveikslų, kuriuose šiuo metu yra įdėtos nuotraukos tinkančios prie jūsų interjero, bet jūs puikiai galite jas pakeisti savo nuotraukomis ar nuo pajūrio, ar jūsų šeimos nuotraukomis ir keisti jas su sezoniškumu ir absoliučiai pagal savo poreikius ir nuotaiką, taip kaip jums norėsis. Tad turiu vieną svarbų labai klausimą. Mes esame jūsų naujoje virtuvėje. Kas vyks iš pat pradžių, koks meniu pirmas patiekalas sąraše? Kaip įsivaizduojat, ką norėtumėt paruošti tokioje virtuvėje visų pirma? Aš tai nežinau, aš paprašiau cepelinų, tai galbūt tikiuosi, kad išsipildys mano šitas prašymus. Mokat cepelinus daryti? Tai aišku, baigti. Visos mamos moka. 3 kartus vienoje virtuvėje susirinko, džiaugiasi naujų etapų gyvenime galų gale. Taip. Ir čia ne tik pokalbiai, šurmulys jūsų giminių, jūsų draugų, bet ir skanios Bet ir emocijos. šventės. Ir šventė.
Lai gyvenimas kaip šventė, švenčiam, nesgi gali ir vyšnios ir nužydėti. Oi ne, ilgai ir laimingai. Ir šitas stilius ir baldų kokybė tarnaus ir tavo vaikams, jūsų pronukiams, jūsų anūkams ir daug dievė dar ilgiau. Ir ačiū Jums, kad surizikavot, kad pakvietėt. Ačiū Gintarė tau. Tu užvyrei šitą košę, tu dovaną padarei. Ačiū dukrytė tam. Tikrai taip. Mamytai. Tai ačiū Jums, kad atvykot. Taip. Kiek daug ačiū. Ačiū brangieji, kad buvot kartu su mumis. Mes pasimatysime penktadienį 17:55 per TV3. Nedidelėje virtuvėje atsisakykite perteklinės buitinės technikos ir rinkitės universalius, mažesnius prietaisus. Pavyzdžiui, indukcinę orkaitę vietoj mikrobangės. Erdves galite pratęsti. Funkcionali komoda prieškambaryje taps ir daiktų saugykla, ir jungtimi tarp skirtingų zonų. Uždari spintelių fasadai slepia daiktus ir sukuria vizualinę tvarką. Planuokite spinteles iki lubų. Taip vizualiai paaukštinsite kambarį ir išnaudosite kiekvieną centimetrą. Vieno šviestuvo nepakanka. Skirtingi šviesos šaltiniai leidžia keisti nuotaiką ir funkcionalumą. Šviesa po spintelėmis padeda gaminti, o stalo lempa suteikia jaukumo vakarais. Vientisos šiltos spalvos vizualiai praplečia erdvę ir kuria ramybės pojūtį. Tokia paletė išlaiko švarų, estetišką vaizdą ir neapkrauna mažos virtuvės. Rinkitės transformuojamus baldus. Pavyzdžiui, pasididinantį stalą ir sulankstomas kėdes. Kasdien išlaikysite kompaktiškumą, o prireikus turėsite vietos svečiams. Laidą pristato IKEA, kad gyvenimas namuose būtų gražesnis. Turime puikių sprendimų namams.